Sveiki. Labas. Mes Agnytė rytą iki darbelio atvažiavom truputėlį čia pasifilmuoti. Mes čia ir mėgaujamės. Žinokit, kaip gražu čia pas mūsų plateliuose. Tiesiog tiek jachtų. Tai faina prie jachtų klubą. Žinokit, kas atvyksit, iš tikrųjų čia pabūsit, laiką gerai praleisit, pasimaudysit, galbūt pasiplaukėsit. Ir pas mus užvažiuosit. Ir mus būtinai aplankysit. Į mūsų parką. Gerai, jau laikas. Gerai, judam. Agnės skubin, sako, užteks, nes tu jau 10, o mes nuo 10 pradedam. Tai turim grįžti dar būtis. Tai susimatysim mūsų parke. Jūs tik pažiūrėkit, kaip saulutė šviečia ir kaip gera. Kaip paukščiukai irgi čiulba. Kviečiu pas mus tikrai atvykti, pasibūti, pasivaikščioti. Išeisit beveik 4 kilometrus čia pas mūsų ir tikrai pakvepuosit tų žiedų visų kvapų, nes kiekvienas augalas skleidžia savo kvapą. Tai taip gera. Tenais yra mūsų tas oro labirintas, čia yra sveikatos labirintas, tendukas. Informacija, įėjimas ir čia jau vaikščiosit 700 metrų. Taip krūmų taip vaikščiosit ir mėgautis galit, pabūti su savo mintimis, pamastyti kažką, apgalvoti, bet kaip jau galbūt ir kažkuriam video minėjau, tobuliausia yra nieko negalvoti, nes kai mūsų mintis iš viso atsipalaiduoja, nurimsta, tada taip gali ateiti minčių ir idėjų, apie ką net svajot nesvajojat, net galvot negalvojat. Bet jei turit kažkokį rimtesnį tokį, norit sprendimą priimti, tai užsiduodat ir gali ar čia vaikštant ateiti mintis idėja, ar grįžus, ar kažkas kažkokią frazę jums pasakys, ar kažkur knygai perskaitysit, ar kažką žiūrėdami išgirsit. Tai va, mėgautis, mėgautis, mėgautis. Nes šiam gyvenime, žinokit, daugiau nieko nereikia. Neverta nei kažko ten per daug pergyventi, nei per daug stresuoti, nei per daug gilintis į kažką, nes šis gyvenimas per trumpas, kad nedaryti tai, ką norit, nedaryti tai, ką svajojat, save riboti kažkur tai. Oi, kažkaip neišeina tiek viską supasakot, kiek norėčiau perduoti, taip kaip yra. Tai iki malonaus mūsų parke kviečiu tikrai pasigrožėti, pasibūti ir pailsėti pas mūsų. Iki! Šiandien su Agnyte atvažiavom į Kauną, į biogenetikos kliniką. Čia konsultacija kiekvieną, po 2 valandas turėjom, aš jau po konsultacijos. Viską ten išsiaiškinam, gana normali būklė, aišku, nuo streso, tai daug kas yra šoktelėję virš normų arba mažiau normos, bet normaliai. Agnė dar konsultacijai, tai vėl laukiu. Karšta. Šiek tiek pasivaikščio, nes su Agnyte paskui važiuosim dar į Ikėją pasimti mūsų spintelės, kurią nusipirkom ten savo tualeto kambarę po kriauklę pasistatyti. Dar šiaip visur ten norim į parduotuvės, tada važiuosim Antaniuko į ofisą aplankyti. Labai norim pamatyti jo naują ofisą, kur jis ten visą parą teikia paslaugas. Ten gali žmonės susisakyti tą studiją, bet kokiu paros metu įeiti, filmuotis, fotografuoti. Tai va, važiuosim apžiūrėti. Grįžo Agnytė, atvažiavom į Ikėją, parsivežam spintutę savo. Aš šiandien esu tokia kažkokia. Nesava. Nesava. Makiažas nepavykęs. Bet gražiai atrodai. Per kamerą. Esu be galo laiminga, tai plaukais. Kas dar? Tai kad atvažiavom ir aplankysim Antaniuką. Taip, labai laukiam susitikti. Jau senai nesimatėm. Aš tik filmuoju, Agnė čia kilnoja. Taip, saugok nugarą. Ačiū, ačiū. Kas toliau? Labai gerą konsultaciją paturėjome. Labai, tiek daug atsakymų. Viską išsiaiškinome, ko negalėjom išsiaiškinti. Labai patiko. Rekomenduojam visiems nuvykti į biogenetikos kliniką. Tai galit padaryti ir Vilniuje, ir Kaune. Rekomendacijos pačios geriausios. Daug atsakymų gausit, ko negalit gauti kitur. Reikia dar sudėlioti viską, ką sužinojom, bet labai aiškus ir patys tie sprendimo radimai geri. Jeigu nesupranti kažko, paaiškina, nebijai klausti.
Man patiko. Pagal tuos biogenetikos kraujo tyrimus netgi pasako iš kraujo, kaip tu net emocijas užlaikai, ar tu išsiverki, ar savylaikai, netgi šitokias smulkmenas pasako. Keista, parodė kraujo tyrimus ir pasakė, kas ir yra. Aš tai, pavyzdžiui, labai daug verkiau, tai man vieni rezultatai, Agnė užlaikė viską savy, tai jai visai kiti rezultatai, bet tai viską pasakė net mum nepasakius, kaip mes išgyvenam savo tą skausmą. Tai va, važiavomės dabar kitur. Aš tai kaip nuotaka. Tai ką mes dabar matuojamės, o čia man gražiai viskas. Mamai tai gražiai žodžiu, nu, Agnė čia rado šitą suknėlę. Hello! Kaip mes susitikom? Labuka! Buvau išvažiavęs, žinai, galvoju, galvą prapužinai, tai minsiu link Klaipėdos, biškį autostradą ir tada atgal. Tada tu paskambinai, o ten belia kaip pučia vėjas. Jo, gerai! O aš pradėjęs irgi durėlis atsidarys, mes tik įlipom prieš. Alio, Agnės ant duris išsidarys. Jo. Ir aš tai galvoju, gerai, jūs išvažiuojate iš Megos ten kažkur, tai turėčiau pasivyti ir pasivijau. Nu, nes tau taip pat susitikom kelyje. Nu, tai dabar va, su nauja apranga. Belia kaip norėjau tokios aprangos. Eina savo, aš visą laiką svajodavau. Aišku, dabar kaip mažas vaikas skambėsiu, bet kai matydavau, kaip Britos važinėja Hebra, žinai, su tom aprangom, aš toks, eina savo kaip kietai. Ir aš labiau pirkau ne dėl to, kad saugo, bet dėl to, kad gražiai atrodo. Ne, bet ir apsaugo. Aišku. Kai su Britva važiuoji posūkį, tu guldai Britva, Hebra paliečęs. Kiek nori paguldyti? Aš tai nenoriu tiek, norėčiau tiek išmokti, bet tai užsirašiau į pamokas. A ne? Išmokti stantinti, kad vienkės kelt, žinai. Man tu galvo, kad aš važiuoju su Vespa. Su... Tada istorija. Jo. Tai žinai, ką man primeni? Atsistok šonu taip. Shark Boy. Žinai iš to filmo? Shark Boy. Palauk, tai parodys. Šitą aprangą negali normaliai įsitiest, nes labai oda visur apspaudžia. Bet kitas dalykas, kaip, pavyzdžiui, aš su tą paprastą aprangą, kurią turiu, koža, žinai, džinsai, tai ten komfortas mieste labai faina, žinai, tiesiog bum, faina ir taip toliau. Čia jau varai palakstyti, bet kai lakstai, visas ant tiek esi, nu, saugiai atrodo, žinai. O autostradą biškį lėkiau, leisti greičiu. Aš tikiu, tai tavim tai labai pasitikiu. Tai jei nepasitikėčiau, tai širdis skaudėtų. Aišku, mama, aš leistinu greičiau važiavau. Ir, žodžiu, tai smagiai taip suspaudžia visą ir taip jaukiai jautiesi ant motociklo. Gražiai. Nu, gražiai. Bet, tai tualetą kaip nueiti? Tai aš išmokau. Turi, karočią, pasilenk 90 laipsnių. Čia atsilaisvinu. Ai, net pasiklausyk. Praves paskui. Tai nebepasakosiu, viskas susigėdau dabar. Ai, šitas. Šitas aš gal. Jo, kaip priklys. Bet gražiai, kėliai tai wow. Dabar beliko batus nusipirkitus. O kodėl? Netink, nes oda plius visų pirma yra čia. Oi, negerai. Prie šitos aprangos eina aukštesnio profilio batai. O randi pirkti? Jo, bet batai 300 eurų vien. O dieve, kaip tau brangiai tas motociklas kainuoja tą aprangą. Aš nežinau, kad šitos brangus malonumas. Nu, ką tu Rika patinka? Šiandieną norėčiau šitos aprangos, ne, palauk šitos. Tai dabar jau turiu. Bet mes atvykome į Auksinės vizijos by Antanas J. Savitarnos studija, tai dirba 24/7. Ačiū labai, nežinau, ar jūs žiūrite ar nežiūrite tie, kurie užsirezervavo, bet jau rezervacijų yra ir labai džiaugiuosi. Faina. Nu, visų pirma, tai noriu iš karto pranešti, kad šita studija dar nėra užbaigta, nes čia dabar mes atidarėm, kad atsidaryt, nes buvo viso parko atidarimas. Bet dabar per šią savaitę čia atvažiuoja daug visko, naujų fonų, kur yra video spotas, kur dabar užuolaida juoda. Tai ten bus visur tokie kreminės užuolaidos gražios. O dieve, kaip gražu bus viskas. Aš noriu padaryti prabangiai gražią ir tokią studiją. Darbo laikas, va, daugiau informacijos telefonai, kur viską rasti. Auksinė vizija, nu faina. Čik. Nu, gražu. Nu, žodžiu, lempų naujų, sakiau, profesionalių žodžių. Nu, daug visko bus. Nu, bet sakau, čia nekreipti dėmesį, nes dabar čia viskas kitaip atrodo. Tiek gal labai gerai. Vat nuo čia eis visa va šitą sieną. Šitą ir šitą sieną čia kreminės užuolaidos. Aš, žinai, prabanga, kas norint pasifilmuoti, tai toliau kilimas, sofutės ir taip toliau, žinai. Tai čia galima šitą akustinę užuolaidą nuimti, uždėkti, jeigu reikės. Tada fonai irgi pareidinėja, nes kol kas tik tais vienas fonas yra baltas. Kam reikia labai greitai kažkokio turinio, tu gali ateiti ir viską, va, yra kamera, mic. Viską atiduodu, darykit, ką jūs norite. Ir antras aukštas, nu galit užžiūrėti. Oi, kaip smagiai čia.
Nu tai čia matai, žinai. Mūsų kėdutė atkeliavo. Jo. Galvoju, kur neturiu kur dėti dabar, žinai. Čia yra auksinė vizija. Auksinė vizija. Čia gražiai, ne? O, čia yra auksinė. Kavos, vatos, vandenų. Oi, fainai. Labai gražiai. Nu čia, žinai, man čia patinka. Labai fainai Antaniuk. Nu, bet žinai, kai čia visko dar prisidės ir taip toliau, čia iš vis toks kūrybinis spotas bus, žinai. Apžiūrėjom viską ir dabar skirstomės kas kur. Jo, kažkai kai visada, jo, pabūsim, pasikalbėsim, nu, bet tai pasikalbėjom. Nespėjom viską greit apkalbėti, išsipasakojom, emocijas, kaip sakant, Grįšiu į Lietuvą, atvažiuosim. Jo, išskrenda, tai jisai į Olandiją. 10 dienų. Ai, 10 savaitė? Jo. Tai Iki? norėjau papasakoti kokią laidą tenais. Kokią laidą? Jo. Mes važiuojam, filmuojam kitokias trobas, po įvairiausius Airbnb, kur ten yra iš sektoriaus OMG. Įdomu pasižiūrėti, kokius variantus siūlo, nes ten būna labai skirtiniai visokiai įvairūs variantai. Tai varom, filmuojam po visą pasaulį, skraidom. Linkas bus bajo. Nu, va, kaip gerai. Nu, tai tu skraidyk ir mes važiuojam namo. Gerai. Iki. Saugiai parvažiuokit, gero kelelio. Ir tau. Jo, gerai, iki. Iki. Prieš važiuojant namo, pasistiprinam su Agnyte ir tada jau 200 km namačiau. Dienega jau fainai priejo ir iki kitos dienos. Labas rytas, noriu pavaryti pirkinukus, kur vakar nusipirkau. Visgi pasiėmiau šitą suknytę. Labai patinka man šitas keltukas. Yra pomai modelis labai fainas. Nugaryta graži. Tai dabar tik prie jūros. Kaip faina. Pasiilgau smėlį, pasiilgau atsigulti. Tiesiog pagulėti prieš saulę. Suknelę turiu, galima žiūrėti. Ir aišku, labai faina. Pasiėmiau rankinuką tokį. Būtent kai nenori vežtis didesnio rankinuko, kai nori turėti tik telefoną, raktus įsimesti, dokumentus, tai yra toks fainutis. Gali net pritėti, persimauti. Kažkur keliauji, nenori rankinukų. Labai norėjau tokio gražaus, patogaus, tai va džiaugiuosi atradusi tokį miniatiūrinį, tokį ne per daug mažą, kad viskas patogiai telpauti rankinuką. Tokį va pasiėmiau, tokį platesnį rankinėlį. Ir kas man patinka, visada žiūriu, kad rankinukai turėtų užtrauktukas. Labai nemėgstu, kai ten tik kaip į pukštus įseka. Man reikia kažkaip saugiau galbūt. Pinutės pasiėmiau tokios, irgi ieškojau patogių. Tokios tampos, atrodo vos ne kaip timpas apsimovai. Nes kartais turi tokį viršų ar platesnį, ar ilgesnį. Netinka platėjančios kelnes. Labai džiaugiuosi tokiam kelnytėm. Ir pasiėmiau tapkutės tokias juodas guminės. Labai gera kaina buvo, 12 tik eurų te kainavo, karts kai reikia į baseiną, ar šiaip prie jūros, kad nori neperšlaptų. Ir man čia patogios, gražios. Tokie mano pirkinukai ir važiavome į kitus kadrus. Išvažiavom biškutį prasiblaškys prie ežero fainai. Labai daug čia smilgo, tokių mažyčių, jos labai fainos, jos labai patinka. Kaip faina. Važiuosim dar į kitas vietikės truputėlį. Eisim dar prie Siberijos bokšto. Vakaras gražus. Tai va, ir mėgaujamės. Tai atėjom prie bokšto, bet mes nelipsim, ne? Mums ir čia gerai. Labą dieną. Bokštas iš apačios. Vaizdas. Čia kaip kokie laidų vedėja, nu, tu pasako. Neturiu ką pasakyti. Žodžiu, yra Siberijos bokštas. Kažką pažiūrėkit, pažiūrėkit, užlipkit. O mes tiesiog čilinam ir nenorim įvykti. Tai va tiek žinių šiandien iš mūsų reportažo. Tokia trumpa laidelė, galiu pasakyti. Bet, kaip sakant, įdomu. Dangus gražus.